visiškai didelis nesusipratimas yra moteriai neleisti jausti savo jausmų, savo emocijų. Ir nesvarbu, iš kur tas neleidimo ar draudimo šaltinis kyla. Ar tai yra iš pačios moters, dėl jos esamų įsitikinimų, baimių, buvusių patirčių. Ar šita priespauda vyksta iš išorės. Nebejausdama savo emocijų, moteris praranda savo vidinį kompasą. Savo vidinį kompasą, kur jai kada eiti, ką rinktis, su kuo būti, ką daryti. Ir tokiu būdu ji pradeda naviguoti save iš proto, kur dažniausiai sprendimai yra priimami iš baimės. Ir protas tiesiog ieško įvairiausių faktų prieš priimant sprendimą, faktų, argumentų, įrodymų, detalių, vertinimo, kur moteris gali daryti sprendimą ir lygiai vertinus viską jausis saugi ir nepažeidžiama. Tačiau moteris prigimtis yra ne apie tai, kad būti baimėje. Moters prigimtis yra apie tai, kad būti savo tėkmėje, savo vidinėme jausmų, tam tikrą prasme chaose ir navigacijoje. Iš ten gimsta gyvybė ir kūryba. Todėl uždrausti moteriai jausti savo emocijas ir jausmus yra tolygu moteriškos energijos mirčiai. Nuo ko kenčia visi. Ir pati moteris, ir vaikai, ir partneris. Niekas nebegauna tos per moterį einančios gyvasties. Todėl aš labai atsargiai ir skeptiškai žiūriu į pasiūlymus suvaldyti, sukontroliuoti, sunaviguoti, paleisti savo emocijas. Todėl, kad pernelyg dažnai tai darome per greitai ir per sausai. Leidžiantis savo išjausti emociją moteris iki galo, pačioje pabaigoje, prieš išnykstant tai emocijai, ji gauna labai aiškius suvokimus, apie ką jai yra šita emocija, apie ką jai yra šita jausminė informacija, kas už to slypi, kur ji galbūt buvo šiek tiek nuklydusi nuo savo kelio ir dabar tiesiog šita emocija kaip kompasas jai parodo, kad kryptis yra ten, nes jai svarbu, jai gyvybiškai svarbu atitinkamos jos vidinės vertybės, pojūčiai, pasaulio patyrimas, pasaulio matymas, būtent tik iš jos autentiškos perspektyvos. Todėl tikrai kviečiu neskubėti emocijų, nei suvaldyti, nei sulaikyti, nei būti labai išmintingomis. O visų pirma tiesiog leisti išjausti tai, ką jaučiate. Netgi jeigu kartais atrodytų, kad moters reakcija yra neadekvati pagal situaciją, esmė yra tokia, jog kryptis emocijos jos yra visada tinkama. Tai yra tai, kur link ta kilusi emocija stipri veda moterį, kryptis yra teisinga. Vienintelis dalykas, kuris gali būti destruktyvus, tai yra intensyvumas emocijos, kuris gali būti labai intensyvus dėl pakankamai ilgą laiką užspaudžiamo to jausmo ir
vis kažkaip bandymas nematyti tos tiesos, kuri veržėsi per atitinkamus jausmus ir emocijas. Taigi netgi jeigu turite labai minimalią situaciją, kur jūs kažkaip privertė labai smarkiai sureaguoti, jūsų jausmas ir emocija yra visiškai ok. Informacija už tos emocijos ir už to jausmo, kuris ateina, dėl ko jūs taip sureagavote, irgi yra viskas ok. Tiesiog, kai leisite savo jausti kiekvieną akimirką čia ir dabar, tas intensyvumas emocijos, jos sprogimo, jos raiškos bus vis švelnesnis. Nes jūs sureaguosite jau ne iš prikaupto kapitalo, jūs sureaguosite iš dabarties akimirkos. Ir ta reakcija bus kur kas švelnesnė ir jūsų pačių kūnui, ir visiems kitiem esantiem aplinkui jūs, šalia jūsų. Tai moteris, sėkmės jaučiant savo emocijas, ir jeigu tai darote, aš jūs tikrai nuoširdžiai sveikinu.